Sveiki! Kauno fotografijos galerijoje eksponuojama tarptautinio stiklo meno projekto Vitrum Balticum paroda Image Memory. Jau 5. kartą surengtas projektas stiklo ir meno mylėtojams siūlo ne tik šią jungtinę Baltijos šalių stiklininkų parodą, bet ir lydinčią personalinę parodą bei tarptautinį seminarą. Apie pačius darbus paprašysime papasakoti jų autorių. Na, o kaip atrodo Baltijos stiklas užsieniečio akimis, išgirsite iš žinomo Rusijos menotyrininko, bet pirmiausia noriu Jums pristatyti šio projekto kuratorę, menotyrininkę Raimondą Kogelytę Simanaitienę. Šių metų projektas ir pati paroda buvo skirta tam tikrai konceptualiniai idėjai. Galvojant apie tai, ką norėsime matyti renginyje, organizatoriai sumastė tokią mintį, jog šių metų paroda galėtų sieti dvi plastinės raiškas – fotografiją ir stiklo kūrybą. Ir šios parodos pagrindu tapo tiek fotografijos kūriniai, tiek stiklo kūriniai. Fotografijos vaidmuo šioje parodoje buvo tas, jog sekant idėja, kad menininko darbą inspiruoja tam tikras momentas jo gyvenimo arba socialiniai įvykiai, arba gamta, arba kiti meno kūriniai. Tai galėtų būti užfiksuota ir tai galėtų būti užfiksuota fotografiniam priemonėm, nes šiuolaikiniam menininkui labai dažnai ši medija yra priimtina. Taigi nuo to starto, nuo pagrindinės pirminės kūrinio idėjos buvo siekiama nukeliauti iki finišo, iki galinio rezultato, kuris šiuo atveju turėtų įsiprasminti stiklo kūrinio būdu. Na, parodoje iš tiesų tai ir matome. Yra įdomu stebėti, kokiegi yra tie kūriniai, kasgi veikia šiuolaikinius dailininkus ir kuo stiklininkai šiandieną gyvena. Profesoriaus Algirdo Dovydėno nuomonė, nors stiklo fabrikai sunyko, šiandien stiklo menas turtingesnis tiek technologinė prasme, tiek ir naujai atrasta vidinė laisvė. Menininkai turi galimybę stebėti įvairių šalių meninius procesus, bendrauti bei dalintis patirtimi su kitataučiais kolegomis. Stikle vyksta tie patys procesai, kaip ir kitose vizualiuose menuose, ryškėja individuumai. Ir individuumas randa savo asmeninę plastinę kalbą ir prabyla į žiūrovą. Prabyla kalbėdamas apie visuomenės problemas, apie individuumo problemas, apimantis netgi geografiškai labai platų reljefą. Šiaip menininkai kūrė individualiai, būna savo dirbtuvėse, tas pasaulis, pasakyčiau, būna tuo metu pakankamai egocentriškas. Ir staiga mes parodom savo darbus kartu, mes pajuntam, ant kiek mes skiriamės, bet tuo pačiu mes pajuntam, kiek mes reikalingi vienas kitam, kad mes tą kūrėjų bendruomenę esam kartu ir mes galim kartu prabilti visuomenę. Tas yra menininkams labai svarbu. Justino Vienožinskio kolegijos menų fakulteto dekoratyvinės plastikos katedros vedėja Sigita Grabliauskaitė dviejų raiškos priemonių ir dimensijų darbą kūrė kartu su fotografu Erlendu Bartuliu. Stiklo klampinimo technikos pagalba atlikto kūrinio, pavadinto Baltas veidas meninę mintį, vaizdinę formą, originalią faktūrą praplėtė meninę fotografiją, kuriai pozuoti teko pačiam fotografui. Kadangi daug koncepcija ir patį procesą įvardinant reikia bendrauti vos ne mėnesį laiko, kad perteikti patį žmogų, pačią idėją, pačią technologiją. Ir man buvo labai smagu, kad Erlendas mane suprato ir visą tekstą sugebėjo pateikti vienoje fotonuotraukoje, kuris ir žiūrovą, ir patį siužetą įvardina kaip darbo pradžią. Ir išliekamoji vertė atsiranda tarp dviejų autorių – fotografijos, pačio darbo su makiažu ir taip pat su stiklo kūriniu. Ir norėčiau, kad pratęstų Erlendas tą tekstą. Na taip, tas abipusis darbas, bendradarbiavimas gimė gana spontaniškai, nes aš neįsivaizdavau, į ką įsivėliau.
viskas gimė tiesiog taip bendraujant, kaip sakyta, gerai įsireiškia ir mąstant, kaip geriau išreikšti ir žaidžiant. Žaidžiant su medžiagomis, fotografuojant kartu meno kūrinį. Sunkus, fotografuoti stiklą labai sunku. Įdomi labai patirtis, o kartu sujungti tą, ką festivalis, Vitrum Balticum, norėjo ir kartu stiklą su fotografija susijęti. Tiesiog pabandžiau. Tai čia tegul žiūrovas vertina. Tai čia iš tikrųjų. Aš tikiuosi, kad toliau bendradarbiausim, norisi tą idėją pratęsti. Kiekvieną parodos autorių neabejotinai veikia skirtingos kūrybinės intencijos, tačiau ir pats stiklas gana kaprizinga medžiaga, todėl kartais darbai nutolsta nuo pirminės idėjos. Būtent taip nutiko latvių menininkai su skaidraus krištolo kūriniu, kurio netikėtai pakitusi forma inspiravo fotografiją ir kūrinio pavadinimą. Nors ir kaip daugelio kitų autorių darbuose turėjo vykti atvirkštinis procesas. Nebe pirmus metus projekte dalyvaujanti menininkė šį kartą liko sužavėta ir nauja parodinė erdvė. Проект, я думаю, выдался очень успешно. И место, где поставлена эта выставка, тоже имеет свой вкус и простоту, которая сейчас доминирует во всем мире в искусстве, минимализм. И все-таки это стекло, которое радует нас малыми формами, небольшими. Все-таки каждый автор сумел сказать самое главное, что он чувствует. И, наверное, тоже я, когда начала работу над этим проекте, я думала о том, как мне выразиться. И свою работу я выполнила в Чехии. Projekto renginių kokybę bei ekspozicijos estetiką žavėjosi ir panevėžietis stiklo menininkas, dizaineris Remigijus Kriukas. Kas labiausia krito į akis, kad stiklas atrodo iš naujo gimė ar vystosi toliau, kai pamatai vien tai, kuris yra eksponuojamas. Nes, kaip sakyti, iš rūsių išlindusi tokia erdvė, o ko neko stiklo reikia šviesos, kai jis atsiskleistų, kaip sakau, kai lyginu su moterim. Moterį irgi paim, nupraus, padažyk, gražiai aprenkin yra grieko verta, jau vyrai eina iš proto. Tai čia irgi stiklai, kai buvo pirmą anksčiau Rusijai rodoma, kažkas gražaus yra, bet jis negalėjo žiūrėti subtilybių stiklo. O čia būtent, kiek spėjau praeiti dabar, tiesiog fantastiniai darbai, ta prasme, aišku, yra ir gerų, ir blogų, bet va tai visumotai stiklas įspindi. Net šalia nematai moterų vaikščiančių, dėmesys į stiklą, aišku. Projektą lydinčią personalinę parodą Aukso pjūvio galerijoje pristatė žinomas Kauno stiklo menininkas Artūras Rimkevičius, kurio kūryba išsiskiria išraiškingomis skulptūrinėmis formomis bei stiklo jungtimi su netikėtomis medžiagomis. Pamąsčiau, kad reikia padaryti bent jau pusę naujų darbų, kadangi idėjos jau jos visuomet, jeigu esi dailininkas, tai tu visuomet idėjų turi ir, reiškia, ir nėra labai sunku kažką tai gyventi. Ir užtat, reiškia, pavyzdžiui, čia buvo kažkiek tai tokių detalių tokių turėjau, tai va paprasčiausiai jas labai greitai numatinau, nudažiau, ten surinkau ir, pavyzdžiui, čia, pavyzdžiui, yra tas aštuonkojo bučinys. Čia galima svarbiausia dar paimti, dar kelai pasižiūrėti, tenai toks, iš tikrųjų, čia lyg tai matosi tas ir vidus. Man visuomet patinka tas ir vieni iš tų pirmų darbų yra avers revers. Kaip yra medalis, turi vieną pusę, gerą ir blogąją. Tai va tas avers revers yra ir tuose mano darbuose, nes, pavyzdžiui, matosi va ta geroji pusė ir aš visuomet per tą stiklą matosi tą pusę, kuri lyg yra ir negraži, bet jinai yra ant tiek, ir tas kontrastas. Ir aš to kontrastų žaidžiu ir aš stengiuosi pačius žiūrovus visus irgi to sudominti, ir kad tas darbas nebūtų toks labai sintetinis, toks plasmasinis ar kažkoks kitoks. Kadangi esu žmogus ir tas viso pasaulio tie atšilimai, visokie ten tos visos audros, visokios, ir užtat kilo tokia medūzų, tokių vandens, tokių gyvių, kažkokia tokia bendra tema ir jinai kažkaip tai sujungia į šitą visą parodą. Todėl čia yra ir tos fosilijos, ir aštuonkojo bučinys, ir medūzos, ir sepija.
Parodoje eksponuojamas ir vienas senesnių, tačiau itin žaismingas autoriaus darbas, sukurtas Panevėžio rajone vykusio simpoziumo Stiklo sodas metu. Tai aš sugalvojau tokį darbą, kad bus Veneros gimimas. Aišku, čia su Venera kažkaip lyg ir nieko bendro neturi, bet pats procesas, nes čia buvo iš tikrųjų šiluminio mazgo toks didžiulis, toksai apvalkalas, apkimštas ir aš ten pasiruošiau ten stiklo ten tą momentą patį, tą tokį lašą ir ten pjoviau, tenais fotografavo, nuvilkau, kaip Veneros gimimas, kažkas tokio lyg iškriauklės kažkaip, tai pjoviau, nuvilkau tą, visą nuvaliau, paskui ten purškiau, dažiau ir tas skaidrus bespalvis silikonas, jis turi tokią magišką tą savybę, kad jis lyg tai atrodo kaip ir stiklas ir atrodo, kai kiti sako, Jėzu, čia labai aštrų, galima įsipjauti ar įsidurti, bet esmė tokia, pakeitus tą spalvinę pačią gamą, jisai pats atrodo kaip ir įgauna spalvą, nes nors yra bespalvis ir tai yra tas vadinamas kaip transparent, silikon, nežinai. Ir paskui sujungiu su tuo visų savo tokiu loginiu mąstymu, loginiu protu ir užtat, tie mano menai yra kai kurie tokie laisvi, bet kai kurie tokie labai racionalūs. Parodų atidarėme dalyvavęs žinomas Rusijos menotyrininkas, leidybos namų Kontakt Kultūra vyriausiasis redaktorius teigė, jog jam įdomu pažiūrėti ne tik kaip dirba Baltijos šalių dailininkai, bet ir kokiu keliu aplamai reiškiasi bei plėtojasi dekoratyvinio meno šakos. Jis viliasi, jog nepaisant dažnai mene pasitaikančių problemiškų situacijų, taikomosios ir dekoratyvinės dailės meistrai ir toliau kurs bei rengs panašius bendrystę skatinančius projektus. Мы очень хорошо ощущаем, что современный зритель, современный посетитель галерей, ему надо проникнуть во внутренний мир художника. Иногда одна вещь сама по себе не рассказывает обо всем. И вот на этой экспозиции как раз и фотографии вместе с авторскими работами, они дают вот эту мостик, переносят эту связь, раскрывают видение художника как человека, чуть-чуть приоткрывают завесу творческого процесса. С другой стороны, здесь мы видим работы очень разные. Здесь тоже присутствуют художники из Латвии, из Литвы, эстонские мастера, вот как раз работа здесь рядом, из России. Но они все приняли условия экспозиции, то есть рассказать немножко и о себе, и о своем творчестве. И оказывается, что это все очень живо, это все хочется, чтобы оно попало и в музеи, и в галереи, может быть, в дома, потому что это все вещи, которые предназначены для человека. Они меньше связаны с архитектурой, это камерная экспозиция. Они больше связаны с человеком, с миром предметным, с интерьером. И это очень приятно. Kaune Vitrum Balticum parodomis galima pasidžiaugti iki gruodžio 8-osios. Vėliau stiklo menas keliaus į Klaipėdą.